1062. 106. Tiek karpinių su Kristijono Donelaičio atvaizdu buvo pagaminta Klaipėdos universitete siekiant daugiausia karpinių rekordo. Šis rekordas – studentų iniciatyva. Kadangi sausio pradžioje bus minimas Kristijono Donelaičio 300 gimimo metinių jubiliejus, šie karpiniai ne tik džiugins jubiliejaus renginių lankytojus, bet ir visiems primins uostamiesčio humanitarų pasiektą rekordą. Ko reikia daryti kažką viešose erdvėse, kavinėse, kad būtų jauni žmonės, kurie nieko negirdė apie Donelaitį kasdien, o mes čia fakultete viską žinom. Na, o Gediminas Šimkus sako, kad reikia kažkokias ir dovanėlės gal tiem žmonėm įteikti. Ir štai jis tokią idėją mums pametėjo, kad darykim karpinių konkursą. Vienas sako rekordą. Ilgai galvojom, ar pavyktų suorganizuoti tokią šventę ir štai pamažu per mėnesį mes atėjom iki šios dienos. Tai būtų tokia mintis dėl rekordo siekimo, tai docento Gedimino Šimkaus, o visa katedra ir kultūros skyrius palaikė šitą mintį. Renginio metu vyko Lietuvių filologijos ir režisūros 4. kurso studentų filmo premjera. Universiteto profesoriai skaitė Kristijono Donelaičio eiles, o studentai repavo poemos metais žodžiais.